Mano vardas Neringa Daugėlė, aš esu buvusi Active Training mokyklos mokinė bei korekcinių pratimų specialistė ir šiandien noriu pakalbėti labai svarbia tema apie taisyklingą laikyseną ir taisyklingą treniruotę. Ir noriu dabar visus pakelti nuo kėdžių, prašau atsistoti, nes labai ilgai sėdėjot. Tai tiesiog dabar visą mano pranešimą stovės. Ne, juokauju. Noriu tiesiog, kad pasidairytumėt į save, į savo kaimynus ir atkreiptumėt dėmesį į laikyseną, ar ne? Ką pastebim, pasižiūrim į vieną kaimyną, į kitą. Dabar nebandykim apsimest, kad mes labai tiesus, tiesiog ką pastebim. Tai pastebim dažniausiai galvos padėtį, kuri yra tokia, ar ne? Pastebim apvalius pečius, pastebim padidėjusį stuburo linkį arba dubens pasukimą į priekį. Dažniausiai pastebim fiksuotus kelius arba per daug įlenktus ir kojas pasisukusias pėdas į šalis, ar ne? Tai tokia laikysena, jinai dažniausiai atsiranda dėl sėdimos padėties arba dėl netaisyklingų judesių. O netaisyklingi judesiai atsiranda dažniausiai dėl saviveiklos. Ką tai reiškia? Kad žmonės, kurie niekada nebuvo kreipęsi pas kažkokį judesio specialistą arba niekada nesidomėjo tokia tema, jie juda taip, kaip jie mato, ar ne? Jie kartoja pritupimus, tarkim, traukas įvairias, kėlimus, taip, kaip yra įpratę, kaip juos mokino mokykloje, kaip jie pamatė video įraše ir panašiai. O iš tikrųjų niekada neatkreipė dėmesio, kokia yra ta laikysena, kai jie kartoja tokius pratimus. Taigi laikysena, taisyklinga laikysena yra žmogaus padėtis, kai mūsų 5 kinetinės grandinės elementai, tai yra galva, pečiai, klubai, keliai ir čiurnos, lygiuoja vertikalioj tiesiai. Tai dabar, kadangi aš jūs pastačiau nuo kėdžių pakėliau, dabar noriu, kad įsivertintumėt savo laikyseną. Pradėsim nuo pėdų. Pėdos taisyklingoje laikysenoje skaitosi tada, kai yra pozicionuojamas maždaug klubų plotį, ar ne? Tai kai yra mūsų klubakaulis, tai pėda turėtų eiti vertikalia tiesė žemyn. Ir kojų pirštai turėtų žiūrėti į priekį ir antras, trečias pėdos pirštas turėtų lygiuoti su keliu. Dabar atkreipkite dėmesį, kaip jūs stovit ir įsivertinkit, kiek teisingai yra pozicionuojamos jūsų pėdos. Ar atitinka plotį su klubais? Ar atitinka plotį su pečių sąnariu, nes pečių sąnarys, klubas ir čiurna turėtų irgi eiti vertikalioj tiesiai. Pasisukus iš šono, čiurna turėtų sudaryti maždaug 90 laipsnių plotį, 90 laipsnių kampą. Tai įsivertinkite, ar jūs esat pasvirę į priekį ir atsitraukę atgal. Toliau, pėdos žiūrint iš priekio neturėtų būti suplokštėjusios, vadinasi, ta pėdos arka neturėtų būti nei pasvirus į vidų, nei į išorę. Čia ypatingai galima atkreipti dėmesį, kai stovim basi. Dabar, kadangi esam su avalyne, tai to dažniausiai nesimato. Tai namuose pasižiūrėkit. Kylam į viršų, keliai, kaip minėjau, turi lygiuoti su antru ir trečiu pėdos pirštu. Ir pasisukus iš šono, jie neturi būti per daug fiksuoti ar per daug sulenkti. Lengvas minkštas sąnarys turėtų išlikti, tada skaitosi taisyklingai pozicionuojami keliai. Klubai, pasisukus iš šono, klubų ir dubens kompleksas turėtų atrodyti lyg dubuo pilnas vandens. Jeigu mes norim išlaikyti dubenį pilną vandens, neišsiliejusi, vadinasi, mūsų dubuo turi lygiuoti tiesiai su horizonto linija. Jeigu mes pasuksim dubenį į priekį, vanduo bėga per priekį. Jeigu pasukam dubenį atgal, vanduo išsilieja atgal. Todėl taisyklinga pozicija yra tada, kai dubuo lygiuoja su horizonto linija. Ir jeigu mes žiūrime iš priekio, 2 klubakauliai ir gaktikaulis sudaro tokį kaip trikampį horizontalioj plokštumoj. Kylam į viršų, pečiai. Žiūrint iš priekio, tarp pečių neturėtų būti skirtumo aukščių. Pečiai neturėtų būti užkilę link ausų, turėtų būti pakankamai didelis atstumas nuo ausies iki peties, kad kaklas būtų ilgas. Dažniausiai ir sakydavo, kur nors treniruotėse, ištieskit kaklą, pečius atveskit atgal. Ir ypatingai tas pečių pakėlimas atsiranda dėl streso, dėl netaisyklingo kvėpavimo, kada mes kvėpuojam krūtinę, o ne pilvu, ar ne? 1000 kartų per dieną pakilnokit pečius ir jie tiesiog prikimba prie ausų, ar ne? Tai pečius reikia mokytis nuspausti. Pasisukus iš šono, geras pečių indikatorius yra ausis.
Jeigu mūsų ausis ir petis yra ne vienoje vertikalioje tiesiai, vadinasi arba galva išsišovus į priekį, arba pečiai rotavę į priekį, arba abu, ar ne? Tai jeigu mes stovėdami šonu brėžtumėm tiesę, ausis, petis, klubo kaulas, kelio sąnarys ir pėda turėtų lygiuoti vertikalioje tiesiai. O atsisukus iš priekio, galva, nosies pozicija sutapti su raktikauliu. Tai va tokia laikysena yra skaitoma taisyklinga laikysena ir tuoj papasakosiu, kodėl. Galite atsisėsti dabar. Tai dabar, kodėl svarbu tokią laikyseną išlaikyti tiek statikoje, tiek dinamikoje. Tokia laikysena įdarbina visus mūsų kūno raumenis ir taip yra pozicionuojami kaulai, sąnariai bei raumenys, optimaliai paskirsto apkrovą. Ir tada mes nuimam papildomą apkrovą nuo sąnarių, nuo kelių sąnarių, nuo stuburo ir taip nesudėvime savo sąnarių. Jeigu, pavyzdžiui, laikysena nėra taisyklinga, yra, tarkim, pakitusi kažkiek, mes tam tikruose raumenyse padidinam apkrovą, jie tampa įtempti, o kai kurie raumenys nesudirba. Kas vyksta tokiu atveju? Jeigu vieni raumenys tampa pertempti, o kiti nesudirba, vadinasi, ilgainiui mes išmokstam netaisyklingų judesių. Mūsų judesiai pakinta, taip pakinta ir sąnarių funkcija. Pakitusi sąnarių funkcija vėl iškreipia raumenų darbą, ar ne? Jeigu sąnarys jau prisitaikęs juda netaisyklingai, mes toliau didinam savo raumeninį disbalansą. Raumeninio disbalanso dėka atsiranda tokie kaip spazmai, jie kaip tarsi bandydami pasipriešinti tokiam judėjimo modeliui, atsiranda skausmas raumenyse, ar ne, įtampa. Įtampos pasekoje mums vėl kūnas prisitaiko, mes judam taip, kad nejaustumėm tos įtampos, ar ne? Jeigu jau mes nesugebam atsitūpti, mes tada lenkiamės. Lenkiam stuburą, pasiekiam daiktą, atrodo atliekam funkciją, ar ne, bet kokia kaina. Pakinta mūsų judesio amplitudės, sąnariai praranda savo funkcijas, raumenys praranda savo ilgį ir mes iš esmės tampame savo kūno vergais, ar ne? Jeigu neišlaikom tos laikysenos. Taigi taisyklinga laikysena yra ne estetikos dalykas, o sveikatos dalykas. Taisyklinga laikysena padeda išlaikyti ir išsaugoti mūsų kūno funkcijas, kurias mes gavome gimdami. Tai yra vikrumas, koordinacija, ištvermė, sąnarių mobilumas ir panašiai. Tokias funkcijas mes, būdami vaikai, naudojome visada, žaisdami žaidimus. Lipdavom į medį, nušokdavom nuo medžio, bėgdavom į kalną, tūpdavom, stodavom ir panašiai. Kas vyksta dabar? Mokiniai 8 ir daugiau valandas sėdi mokykloje, sėdimoje padėtyje. Dažniausiai net koridoriais negalima pabėgioti. Pabaigiam mokyklą, sėdim universiteto suole. Pabaigiam universitetą, einam į ofisą dirbti. Ten 8 valandas dar sėdim. Po ofiso važiuojam mašiną namo, mašinoje sėdim, grįžtam namo, Netflixas, sėdžiu ant sofos. Toks mūsų gyvenimo būdas tapo kaip ir patogus, bet mūsų kūnai prie to taip prisitaikė, kad mes realiai nebenaudojame savo funkcijų, kurias turėjom. Ko pasekoje, nenaudojant, tos funkcijos ir dingsta, mes jas prarandame. Ir nenuostabu, kad nebesugebam nei laiptais užlipti, nei pasiekti savo pirštų galų, ką turėtumėm laisvai padaryti ir panašiai. Tai ką reikėtų daryti, kad susigrąžinti tą laikyseną, kad susigrąžinti visas tas funkcijas? Tai visų pirma, yra viena labai paprasta, labai ekonomiška, ergonomiška ir visiems prieinama judėjimo forma, tai yra vaikščiojimas. Vaikščiojimas nieko nekainuoja. Vaikščiot gali visi ir vaikščiojimą mes kaip funkciją naudosim turbūt iki gyvenimo galo. Kiek tai galėsim, kiek jį naudosim, tiek ir turėsim, ar ne? Tai pirmiausia yra vaikščiojimas, nes vaikščiojimo metu mes turim, visų pirma, mes pakylam nuo kėdžių, ar ne? Pakylam nuo kėdžių, mes eidami tiesiai stengiamės ir išsitiesti, kad matytumėm horizontą, mes dažniausiai ir galvą laikom horizonto lygmenį. Eidami tiesiai, kad galėtumėm laisvai kvėpuoti, mes turim ir pečius atvest atgal, ar ne? Eidami, kadangi mūsų kūnas juda, koja dažniausiai juda su priešinga ranka ir panašiai, dirba mūsų pilvo presas. Dirbdamas mūsų pilvo presas apsaugo mūsų stuburą nuo skausmų, nes raumenys išsidėlioja aplinkų juosmenį, saugo stuburą nuo per didelių apkrovų ir panašiai. Tai visų pirma yra vaikščiojimas, antra yra fizinis krūvis, kurį jums turi parinkti specialistas, bet prieš tai įvertinti jūsų fizinę formą. Kas vyksta dabar, turbūt ir patys esate su tuo susidūrę,
Žmonės dažniausiai dėl fizinio aktyvumo nebuvimo labai staigiai nori pakeisti gyvenimo būdą. Užsirašo greitai į sporto klubą arba nusiperka abonementą kokių nors virtualių treniruočių. Arba pasižiūri, pasikalba su draugu, kuris sportuoja, sako, parodyk, ką tu čia darai, kokius čia pratimėlius ir panašiai. Ir bando kartoti juos vizualiai. Aha, va, atrodo, čia taip, davai darysiu ir aš. Jūs ateinate kur nors į sporto salę ir dar darot spaudimą krūtinėje, ar ne? Jūsų krūtinės raumuo ir taip jau sutrumpėjęs ir jūs dar darot krūtinį spaudimą. Kas vyksta tada? Nugaros raumenys, kurie ir taip jau praradę funkciją, dar labiau ją praranda, nes krūtinė stiprėja. Mes išeinam iš sporto salės dar su gražesniais pečiais, o tai va. Tai žodžiu, žmonės, kurie treniruojasi tik iš vizualų, neįsivertinę savo kūno formos, ne tik, kad nepadeda savo sveikatai, laikysenai ir savo kūno funkcijom, bet joms ir pakenkia. Dėl to čia yra labai svarbi specialisto pagalba, kuri visų pirma specialistas gali pasižiūrėjęs jūs atlikęs judesių testus, įvertinti, kurias vietas jums reikia slopinti ir pratempti, o kurias pastiprinti. Ir šitas dalykas yra svarbus, kad jūs paskui pirmiausia susigrąžintumėte savo sveiką laikyseną, taisyklingą laikyseną ir tik tada stiprintumėt kitas kūno funkcijas. Dabar noriu pakalbėti trumpai apie treniruotę ir kokie elementai treniruotėje turėtų būti, kad treniruotė būtų naudingesnė negu žalingesnė. Nes kiekviena treniruotė gali turėti ir kažkiek žalos, jeigu mes, pavyzdžiui, nesąmoningai atliksime judesius arba per dažnai užsifiksuosime ant tam tikrų judesių ir netreniruosime tam tikrų kūno dalių. Tai visų pirma, kad išvengtume traumų, turėtų būti tinkamas ir pakankamas apšilimas. Tinkamas ir pakankamas apšilimas yra maždaug 5–10% visos treniruotės laiko. Tai jeigu jūs treniruojatės valandą, 50 minučių turėtų būti skirtos apšilimui ir apšilimo metu turėtumėt atlikti volavimą ir statinius bei dinaminius tempimus. Kam reikalingas yra volavimas, dabar paklausit, ar ne? Čia per pastaruosius 10 metų tai tapo visiškai toks trendinis dalykas, bet jisai iš tikrųjų yra nepamainomas sveikatingumo srityje. Yra toks dalykas kaip fascija. Fascija yra tokia kaip tarsi plėvelė jungianti mūsų raumenis ir raumenų grupės, ar ne? Ir taip apjungianti visą mūsų kūną. Dabar fascija turėtų, kad žmogus būtų sveikas ir galėtų laisvai judėti, fascija turėtų būti elastinga ir raumenys joje taip pat turėtų judėti paslankiai. Dabar įsivaizduokit, jeigu jūs apsiaunat per mažą kojinę, apsitempėt ir apsiaunat batus ir išeinat į lauką. Iš karto šąla pirštai, ar ne? Neišeina net pajudinti pirštų, nes ant tiek viskas apsitempia, kad ten nei oro tarpų kažkokių, nei laisvės ir panašiai. Iš karto pablogėja kraujotaka, net pėdos forma gali keistis dėl netinkamų kojinių ir avalynės, ar ne? Pirštai juda į vieną pusę, atsikiša kauliukas ir panašiai. Tai taip pačiai yra su fascija. Kadangi jinai tampa užveržta ir neelastinga, raumenyse sumažėja kraujotaka. Raumenys praranda apskritai kažkokį elastingumą. Tada praradę elastingumą neišvysto normalios jėgos vykstant pratimams. Neišvystant normalios jėgos, pakinta, apskritai raumens darbas pakinta, jo darbą perima kiti raumenys ir pakinta sąnarių funkcija. Sąnarių funkcija pakinta, mes judame link skausmo ir link traumos. Taigi labai svarbu valuoti raumenis, kad mes paliktumėm juos elastingus, pagerintumėm kraujotaką ir sumažintumėm trigerinių taškų atsiradimo galimybę. Taip nuslopinę per daug aktyvius raumenis, turime juos ir pratempti. Statinis tempimas yra būtinas tam, kad grąžintumėm raumenį į jo optimalų ir natūralų ilgį. Nes, kaip minėjau, sutrumpėjęs raumuo jisai negeneruoja optimalios jėgos ir realiai treniruotė praranda prasmę dėl to, kad jūs treniruojate ten kažkurios raumenų grupės jėgą, ištvermę, o raumuo, kadangi yra sutrumpėjęs, jisai nedirba optimaliai. Taigi tuos raumenis, kurie yra sutrumpėję, mes turime ištempti prieš treniruotę, palaikyti bent 30 sekundžių. Ir tada, kai raumuo sugrįžta į savo natūralų ilgį, galime judėti toliau ir treniruotis. Toliau po statinių tempimų turi būti dinaminiai tempimai, kurie yra realiai paruošiamieji judesiai treniruotės metu. Tai jeigu darysime įvairius pritūpimus, įtupstus, taigi turėtų būti irgi kelio lenkimo, čiurnos lenkimo bei klubo lenkimo judesiai. Atlikus tinkamą apšilimą, toliau eina kūno branduolio aktyvacija. Tai yra, galima sakyti, pilvo preso pratimai. Kodėl svarbu juos atlikti treniruotės pradžioje, o ne pabaigoje? Dėl to, kad mes turime paruošti savo juosmeninę dalį darbui, kuris vyks tolesnėje treniruotės dalyje.
Jeigu mes turėsime apkrovos treniruotę, mūsų juosmuo turi išlikti stabilus tam, kad stuburui netektų per didelis. Turime stiprinti savo giliuosius kūno raumenis. Ir tam svarbu atlikti ne atsilenkimus, ne įvairius kažkokius rotacinius pratimus ir panašiai, o daugiau stabilumo pratimus, kuomet mes tiesiog laikom įtemptą pilvo presą ir judinam kitas galūnes. Tarkim, atsikaupiant 4 pieščia poziciją, įtemptas pilvo presas ir tiesiu kojas po vieną, stuburas lieka stabilus, o kitos galūnės juda. Taip aš treniruoju savo juosmenį, kad jisai išliktų stabilus, kai mes judam, ar ne? Jeigu per sunku kontroliuoti savo juosmeninę dalį ir palaikyti ją stabilę, atsistojus arba atsiklaupus, mes galim gultis ant grindų, prispaudžiam stuburą prie stabilaus paviršiaus ir tada judinam kojas. Taip užtikrinam, kad mūsų juosmuo yra stabilus ir mes toliau treniruojam vidinius giliuosius kūno raumenis, judindami kojas. Atlikę pakankamą apšilimą ir atlikę pilvo aktyvaciją, turime treniruoti įvairias kitas kūno funkcijas, pavyzdžiui, vikrumas, greitis, koordinacija, stabilumas ir jėgos ištvermė. Taip mes užtikriname, kad mūsų kūno funkcijos bus išsaugotos ir mes jomis galėsime džiaugtis dar ilgą laiką. Kaip ir minėjau, vaikystėje tą darydami nesąmoningai, žaisdami žaidimus. Šiandien turime galvoti, kokia yra mūsų treniruotė, kokį įgūdį aš lavinu. Kitu atveju, jeigu mes lavinsim vien tik tai jėgą, turėsime jėgą, bet neturėsime mobilumo, neturėsime laisvės. Neturėsime optimalių sąnarių amplitudžių, neturėsim greičio ir panašiai. Tad šiuos dalykus visada svarbu įtraukti į treniruotę. Na ir pabaigai atvėsimas, 50 minučių visos treniruotės trukmės, sumažinti širdies pulsą, sumažinti kūno temperatūrą, grąžinti raumenis jų įprastą ilgį, taigi statiniai tempimai. Ir nusiraminę, sugrįžę į savo ramybės būseną, galime judėti link persirengimo kambario, tada būna treniruotė baigta. Tad pabaigai noriu priminti, kad taisyklinga laikysena treniruotėje yra ne tik gražios išvaizdos reikalas, bet ir sveikatos reikalas. Ir nebūtinai judant, bet ir statikoje mes turim visada galvoti, kaip mes išlaikome savo poziciją, nes tai yra nepamainomas dalykas mūsų sveikatai. Tai pozicionuoja mūsų sąnarius, raumenis, kaulus taisyklingoje pozicijoje ir sumažina apkrovas ir sumažina skausmų bei traumų tikimybę. Tad būkit sveiki, būkit išsitiesę ir namuose pasižiūrėkit, kaip jūsų atrodo laikysena. Ačiū už dėmesį.